Šitose varžybose antrąjį kėlinį pradėjote gerų žaidimų, pelnėte 3 įvarčius. Šį kartą 3 įvarčiais sportavote pirmajame kėlinyje. Kodėl pavyko taip gerai pradėti? Visų pirma, komandos nusiteikimas kitoks buvo jau negu praeitose varžybose. Praeitas varžybas gal daugumai jau nuėjo kaip ir laimėję po praeitų metų varžybų, kadangi visas lengvai laimėdavom. Su šita komanda buvo kitaip, nes visos varžybos būdavo sunkios. Tai nusiteikimas buvo pagrindinis faktorius, dėl ko mes stipriai pradėjome 3-0 vedėm. Pirmas kėlinys parodė, kaip gerai galite žaisti. Ar tai yra tas susižaidimas, kurio taip trūko sezono pradžioje, ar manote, kad galite žaisti dar geriau? O tai čia tik pradžia, tikrai žaidimas gerės. Antras kėlinys priešingai nuo pirmo parodė, kaip žaisti nereikėtų. Pradėjote rinktis baudos minutės, gavote 2 įvarčius. Tigrai vėl grįžo į žaidimą. Kodėl taip atsitiko? Čia klasikinė situacija, kai visi jau pradeda labai pasitikėti savimi, jau tikėti pergalę 3-0, atrodo, kas čia yra, dar mušim ir nuleidžiam žemės. Trečiajame kėlinyje puikiai išnaudojot priešininko baudos minutės, taip pat ir pirmajame kėlinyje. Gal tai akcentavote prieš varžybas? Tiesą sakant, taip, treniravomės žaidimo mažumoje, daugumoje ir, kaip matot, pravertė, tikrai daug realizavom progų ir tikrai varžovą nuvarginom žaisdami daugumoje.